Labas rytas, draugai. Sveiki, draugai. Labas diena, draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Labas rytas, draugai. Labas diena. Labas vakaras. Draugai, iš tikrųjų. Pirmas sniegas. Per šios epizodus toks normaliai jau matosi. Kaip sakant, dėjome iki to dalyko. Pradėjome vasaros pradžioj. Mes jau esame rudens paskutinį mėnesį, bet vis tiek jau sniegas yra. Tai kaip sakant, beveik atėjome iki žiemos. Visai neblogai, visai neblogai. Kai praeisim visus metus bus šis bus. Jau bus ko didžiuotis, kai jau praeisim visus metus. Todėl to ir siekime dabar iš tikrųjų, to ir siekime. Taip, atsikėliu 9 val. Uždėjau epizodą keltis, kaip ir kiekvieną mielą dieną. Keliuosi 9 val. Ne anksčiau, ne vėliau. Laiką 9 val. Žimtuvas nustatytas ir viskas. Nežinau kodėl, bet tiesiog tas laikas nustatytas pas mane ir viskas. Ir nereikia mokyklą, pavyzdžiui. Ir reikia mokyklą, tai 6 arba pusę 6 nustatytas laiką būna. Taip, šiandien planai vis tiek yra eiti prie mašinos jau. Nuvalyti iš kitą sniegą visą, kad nebūtų. Tada tenai akumuliatorių uždėti. Padangas gal reiktų pakeisti jau, nes tiek į žemynės, ar dar vasarinės. Lapkričio 10 reikia pakeisti dar abu. Tada dar reikia, pažiūrėjau, su viskas reguliuoti ten akumą, sakau, šitą magą sutvarkyti tenai. Tokius lengvus dalykus, kuriuos aš dar pats galiu padaryti be, kaip sakant, labai didelės kitų žmonių pagalbos. Nes tiek tenai, norint ten lysti, ten apačion tvarkyti viską, tai reikia ant duobės važiuoti, tai reikia varyti pastėti į garažą ar panašiai, tai tokius dalykus paskui darysime, bet ne dabar. O taip, dar žinoma, paspręsti kietų šiandien ir pasportuoti, pavalgyti. Ir pasidaryti tokius darbus, kuriuos man mada pasakys. Ir aišku, nukasti sniegą nuo batuto, kad nebūtų. Na, nuo ringo, reiktų pasakyti. O taip, iš tikrųjų, draugai, tikiuosi, jūs turite nuostabią dieną. O jei dar neturite jos nuostabios, tai padarykite nuostabią. Džiaugtis gyvenimu, būkite laimingi, šypsokitės. Visgi 151 epizodas man. Tiesiog, nežinau, 150 dienų aš bandau kažkaip perteikti dar nors truputėlį tos motyvacijas. Aišku, kartais būna tokių epizodų, kur tos motyvacijos beveik nėra, bet... Vis tiek, draugai, vis tiek. Išsemkite, kaip sakant, visą tą energiją iš mano epizodų. Ir tiesiog paverskite ją pozityvę ir džiaugtis gyvenimu. Tiesiog džiaugtis gyvenimu. Pagalvojom, kad prireiks jau šitą kastuvą nukast sniego nuo batutą. Iš pradžių ryte, kai mačiau, tai reikėjo. Bet dabar jau, kai šitą praėjo valandą gal nuo to kartą, kai mačiau, tai žiūriu, kad nebe labai reikia. Aišku, tiek biškį taip va, paimsi. Biškį ir neimsi nuo to batutą. Pagrindas, kiek čia yra ir tiek. Ir reikia nuvalyti, reikia visą reikia nuvalyti. Nes gal dar išžiūrėtų, gal galime dar pakavot. Nes, kaip sakant, kas ta žiema? Kas tas ruda? Jei batutas sausas, galima mus laiko kavoti. Anksčiau mes taip ir darydam. Irgi atvarą, visi klasiokai sniegą nukasi visą. Ne tik, kad klasiokai, bet draugelis taip sniegą nukasi. Įžiūna, prašakinėjai, su basarą kažko įžiūna, tada būna, perfekt. Mama iš tikrųjų siūlė sudėti, batutas sakė, kad susidėk. Tai dabar nededu to, kad jis aš taip neapsimoka net atdyti. O jei vis tiek čia nustos tekstą čia tik pasniego ir ištirpus sniegas ir pamirštamas. Aišku, jei net tada nukasiu ir kai išžius. Tai reikia, kad pašaltų viskas. Tai kaip sakant, visas šitas šlapias dalykas išeis visas ir bus zin. Tada kam mėgti sudėti tam. O tu tai ten žiauriai praneštas sniegą, jei nepraneštas žiauriai sniegą, tai kam dėt. Iš tikrųjų durnas pišnes labai praleidžia iš šlapumą, tai lėvas. Būna tos pišnės, kur tai gali imti ir nieka nebus, ir bus sausa žodžiu. Šitas nėra tokius. Kitas darbas, kurį jau baigiu padaryti, tai užkūriu pečiam, bet dabar reikia privaryti dar malkų. Normaliai tai privarysiu. Kokius 2 taškės atvešiu. Turėtų užtekti kokiam 3 dienom. Tikriausiai, gal. Žiūrėk, aišku, priklauso nuo oro. Jei labai šalta, tai tada 2 dienom. Jei nebus taip šalta, tada 3-4 dienom bus kažkur. Taip, normaliai. Sakant, produktyvės dienos man patinka, kai kažkaip nuveikia taip užtikrintai. Dabar šios padarysiu darbus,
iš šalies, kaip sakant, tada nuėjus prie mašinos, viską padirbėsiu, tada grįšiu namo, ketus paspręsiu. Tada žiūrėsim. Kai dienos tokios trumpas, 5 valandą būna tamsu, tai kažkaip tas visas periodas visą dieną žiūri, kaip prabėga. Tai aišku, visi tai supranta tikriausiai, o net tai, kad nors tikrai suprasti, jei dar maži esat, o jūs saugę, tai tikrai viską žinote. Nu, taip, didžioji dalis darbų iš tikrųjų pasidaryta. Mašinai biškį ten patikrinau. Užsikūrė iš pirmo šito kūrimo, aš kadau užsikūrė normaliai, padirbo biškį. Ten paskui aš nuėjau tvarkyti vietos, kur pastatyti mašiną ir užgesą mašiną, tada kuriu viskas, kumas išėjęs. Nu, kumas tiesiog visas suvarytas. Reikia tam, kaip sakant, pakrauni, užsikūrė viskas, tada reikia gerai palaikyti, kad vėl normaliai užsikurtų mašiną. Nepalaikiau, pats kaltas, dabar vėl laukiu, kol pasikiaus, kad vėl galėčiau. Arba, jei trugelis turi sulaidas užkurti. Bet abejoju. O taip tada dar biškį pažiūrėjau magą, kaip ten kas yra, ko reikia ir panašiai, tai ten nekanalina laidai, kaip sakant, nu, ten neprisliečia normaliai ir todėl, kai muzika groja, įsijungia būna. Aišku, ten ir kitų problemų magas būna, kad per silpnas, bet šiuo atveju man atrodo, kad dėl laidų, nes tenai tikrai suvaryti lizdai. Bent jau aš taip galvoju, nes mačiau tiesiog. Bet jie atvarys tenai, nu, tas draugelis, kuris ten jau biškį išmano apie tokius dalykus, tai viską pasakys, kas kaip ir nuo kam. Iš tikrųjų, net nežinau, kaip šis epizodas bus pavadintas ar kažkas tokio. Nieko neparodžiau, nieko absoliučiai labai nieko nenuveikėme per šiandieną. O, nenuveikėme, užkūriu mašiną patraukiau, va čia prie pat. Ir jau kai užkūriu mašiną patraukiau, lietus, dėja, nieko nebegaliu padaryti. Aišku, būtų viskas gerai, būtų gerai. Būčiau dėl padangės dabar pasikeitęs, bet ne, lietus atėjo. Buvo taip visą tą laiką. Jau išmokau normaliai mašiną užkurti, kaip sakant, taip, nu šią mašiną, nes taip aš tiesiog moku užkurti, bet reikia, kaip sakant, techniką tą pajausti, nes čia yra dujos benzas ir kažkaip labai, ta prasme, kurie užsikūrė būna ir būna, kad taip neužsikūrė, ten reikia paspausti mygtuką, neslapuką niekad, ten tokius dalykus tada paspaudė ir irgi būna neužsikūrė, tada taip pat leidai, ten staigiai, nu ten toks dalykas jau pramokau kažkaip. Aš čia gal nesėkmė ar kažkas, bet tada dar kažkaip užkūriau mašiną ant benzo, taip aišku, benzą reikia kurti, tik tai užkūriau mašiną, taip bukur užges. Taip vis tiek, nu, pavadybą ir užges, tada tik tai, opa, benzo nėra. Turėjau dar benzą bakelį, pripyliau, užsikūriau, normaliai dirba, viskas gerai. Bet šitas dalykas yra, kad mokamės tą klaidų ir viską mokamės, viską darom, tai yra gerai. Kaip sakant, viską išmoksi ir bus tobulai. Aišku, žadėjo draugelis atvaryti šiandien. Nu, žadėjom. Kaip šiandien mielą kartą. Bus, viskas darysim, nieko. Ir tada, nu, pats vėl viską turi traukti. Šiandien turėjo būti visiškai iš tikrųjų kaip ir kitoks epizodas biški. Turėjome suderinti visus filmavimus, viską, bet ne. Vėl tokius dalykus išmetame šalį ir tęsim savo gyvenimą, kaip sakant. Ir šiandien vis tiek komentaras vis tiek taip su vienu rašinėjau, tipo, sako, kad kai kam gyvenimas taip ir nelabai patinka, kai aš kartuoju, kad gyvenimas gražus ir čia yra blogai. Tai nėra blogai, tai nėra tikrai blogai, nes reikia tiesiog apsidaryti aplinkui. Kai apsidarai aplinkui, nu pamatai, kad nėra taip blogai iš tikrųjų. Taip, yra visokių sunkumų, taip, nieko labai mes neturime, pavyzdžiui, Lietuvoje, ar labai daug yra turtingų žmonių, ne. Kodėl, nes visi tiesiog nepasakysiu, kodėl tiksliai nenoriu labai gilintis šias smulkiamas šiuo metu, bet kad nors tikrai viską išdėstysim gražiai. Tik tas dalykas yra, kad žmonės taip ir pasiduoda. Viskas biški blogiau, viskas. Ir baigtų. Taip negalima daryti, taip tiesiog negalima daryti. Kai taip nedarysi, bus viskas labai gerai. Pažiūrėkite, kodėl pasaulyje tiek daug sėkmingų žmonių. Kodėl? Tik todėl, kad jie nebijo. Ir jie daro tai viskas ir pasiekia daug. Elementarus dalykas, tu neprivalai būti labai protingas, kad ten ojojoj. Yra paprasta frazė, ten, nu, toks kaip sakinys, ne tik frazė, bet tu gali būti protingas, bet nieko nepasiekti. Tu aišku, tu gali būti protingas ir viską pasiekti. Arba tu gali būti durnas ir nieko nepasiekti, arba tu gali būti žiauriai drąsus, aišku, nelabai protingas, bet ir daug ką gali pasiekti. Nėra esmės dėl to dalyko, visi gali viską pasiekti, visi tikrai visi. Tik reikia, nu, savo pačio to noro. Čia tikrai galima teikti, kad visi gali pasiekti tai, ką nori gyvenime, tiesiog reikia dirbti dėl to, dirbti ir siekti to. Nes, blem, svarbiausia yra įveikti savo baimės. Nes tikrai daug žmonių visko bijo. Taip, daug. Net iš tikrųjų šiuolaikinė problema pati didžiausia gal vaikinų tarpe yra bijojimas užkalbinti merginą. Taip. Čia tikrai yra labai rimtas dalykas
ir žiaurus dalykas, nes tikrai didžioji dalis, nu tai ne tiek, kad didžioji, bet dauguma vaikinų, nu, mano amžiaus ar vyresnių, ar jaunesnių biškį irgi, ta prasme, bijo užkalbinti merginas ir nežino, ką sakyti, ta prasme, jie nori tas panelės ar kažkas tokio, bet tiesiog bijo. Nežinau kaip su merginom, aš nesu mergina ar kažkas tokio, todėl aš jų mąstymą nelendu. Aš esu kaip berniukas ir sakau tikrai drąsiai, nes daug vaikinų man yra tai sakė, aš nesakysiu vardų nieko, man nesvarbu, bet tiesiog tą temą reiktų rutuliuoti iš tikrųjų gyvenime ir reikia nebijoti, svarbiausia nebijoti. Taip, kodėl, pavyzdžiui, dabar neturiu merginos? Kodėl? Turėjau merginą nesenai. Ką man dabar mergina? Tikrai nepasakysiu, man nereikia. Dabar ne. Nu, jei mergina mane paliko, kai aš viskas atidaviau, koks skirtumas tęsim savo gyvenimą. Ir judam atalyn ir siekiam savo svajų. Bent jau pas mane dabar toks tikslas svarbiausias yra. Taip gal kažkam tai yra žiauru ar kažkas tokio, bet toks šiuo aš esu ir, kaip sakant, man svarbiausia yra tikslai svajonės. Bus mergina, nebus merginos, nesureikšminu aš to. Bet tiesiog aš taip kalbu ir kartais prieštarauju gal savo, gal ne savo neprieštarauju, bet tokie dalykai yra tiesiog labai rimti. Apibendrinant visą šitą, ką aš čia pasakiau, labai čia giliai, nežinau čia negiliai, bet jei jūs įsiklausote, tikrai įsiklausote. Na, aišku, jei merginą žiūrite, tai nežinau, kam įsiklausyti, nebent tai, kad pačios galite padėti vaikinams, jei kažkas patinka, matot, kad jis nėra drąsus. Čia tik tai nebent pasiūlymas jums, bet aišku, merginos to nedaro. Ir normalu, nes toks gyvenimas, pavyzdžiui, vis tiek vaikinos turi siekti merginos, nu, bet aišku, mergina labai žiauriai kažką padar, tam vaikin tada žiauru. Iš jūsų pusės merginos, aišku, bet čia aš tiesiog taip savo nuomonę teikiu ir nereikia juos nekęsti, tiesiog priimkite gražiai ir galite nekreipti dėmesio. Bet svarbu patys susivokite ir pagalvokite apie viską, tiesiog praeikite pro savo mintis, susidėliokite savo mintis ir dažniau pabūkite savo mintise, nes tikrai daug žmonių pasileidžia muziką kažką kito veikia, kad tik tai nebūtų savo mintise ir nesvarstytų, nes labai būna žiauru. Tiesiog tokie dalykai pas mane dabar mintys užplūdo ir aš norėjau kažkaip gal šį epizodą ištemti ir kažkas tokio, bet man patinka motyvuoti žmonės, kaip ir vakar sakiau, kaip ir tikrai praeitose epizoduose aš susakęs. Tiesiog motyvacija yra nuostabus dalykas. Ir kai žmonės kažko pasiekė per tokias kalbas, šis yra įkvėpimas, kad žmonės susėmė tai padarė. Draugai, ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Nežinau, jums patiko, jis nepatiko. Gal biškį kažkiek į protą įlindau, gal arba ne. Nu, bet nesvarbu. Svarbu siekit savo svajonių, draugai. Šypsokitės, džiaugitės gyvenimu. Negalvokite apie blogus dalykus, prašau, negalvokite apie blogus dalykus. Susitiksime rytoj. Iki. Prenumeruok, jei nori. Nenorit, neprenumeruok. Nežinau, mes kartuojame šios dalykus ištisai. Kodėl? Todėl, kad tokia mūsų pabaiga. Jei kažkam nepatinka, aš nieko nepadarysiu. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Vakar kamera, kai krita, bliam, gavau sudužo. Todėl čia dabar net nebetrenkiu, nes jis butelį.